Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Labas Lietuva, labas Jurgi. Labas Aiste. Mes pradedame antrąją dieną Klaipėdoje ir esame labai simbolinėje vietoje. Ar žinai kokioje? Man atrodo, tai yra seniausia Klaipėdos vieta, jeigu neklystų, piliavietė. Taip, tai esi visiškai tiesus. Tai išties yra Klaipėdos piliavietė ir būtent nuo šios vietos išaugo ir išsiplėtė visas Klaipėdos miestas. Norėčiau sukrauti visą geriausią energiją, nes vis dėlto žemė irgi apvali, kaip ir kamuolys. Dėl to, man atrodo, mes kampų jokių aštrių neturim ir viskas turėtų būti labai gerai ir visiems pasisekti krepšinio komandai visai. Aš myliu visą savo kraštą, savo Lietuvą, o Lietuva be kamulio, tai kaip nežinau, kaip aš be vaidmenų. Važiuojam aukštaičiai, važiuojam žemaičiai, važiuojam visų Lietuvą. Mes esame mažosios Klaipėdos balerinos. Krepšinis nebereikalo yra lyginamas su baletu. Mes turime tos pačius šuolius, mes turime tas pačias įvairias variacijas, taip pat darom visokius sukinius. Ir mes turėtume palinkėti rinktiniai gero šuolio! Kamuolį bevarantį prigavau susisiekimo ministrą Eligijų Masiulį. Sveiki. Sveiki, sveiki, geri keliai. Kodėl varot už Lietuvą? Na, pirmiausiai dėl to, kad aš tikiu Lietuvą, aš tikiu lietuvių žmonėmis ir 3 milijonų rinktinę, kuri rudenį sutvarkys visus. Labai džiaugiuosi, kad renginiu Varom už Lietuvą atidarėm naują gatvę, Savanorių gatvę, kuri ženklina ir mūsų tikslą, nes savanorystė tikrai išgelbės Lietuvą. Ir čia dabar mes statome Švento Pranciškaus onkologijos centrą, nes labai svarbu, kai žmogus suserga vėžio liga, kad jis nepasiliktų vienas. Todėl ir tas kamuolio varimas mums buvo labai svarbus. Mes varėme kartu. Štai šis puikus kamuolys eina užtarnauto poilsio. Jis buvo nuvarytas 100 kilometrų, jį lietė tūkstančiai lietuvių. Dabar jis yra saugiai užplombuotas kapsulėje ir čia, šioje vietoje, lauks rugpjūčio 29 dienos, kuomet bus įteiktas Lietuvos krepšinio rinktiniai. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Varom už Lietuvą!